Aš bandžiau patekti į šią izoliuotą pilį daugiau nei 7 metus ir pagaliau mums pavyko tai padaryti. Radome šią teritoriją visiškai atvirą iš visų pusių ir buvome visiškai šokiruoti tuo, ką pamatėme viduje. Keletą dešimtmečių ši vieta čia pūva, o nuostabūs baldai ir antikvariniai daiktai vis dar stovi tarsi sustingę laike. Peržiūrėję begalės dokumentų, sudėliojame šios vietos įvykių chronologiją. Iš tikrųjų, ši istorija prasideda beveik prieš 1000 metų, kai viskas prasidėjo senos abatijos teritorijoje. Tačiau XIX amžiaus pabaigoje turtingas alkoholio magnatas pavertė šią valdą savo fantazijų pilimi. Jis užsakė slaptus sraigtinius laiptus, milžiniškus bokštus ir teatrinius židinius, sukūrė sceną, kurioje galėjo vaidinti didiko vaidmenį. Tačiau ši fantazija negalėjo ilgai tęstis. Po magnato mirties pilis perėjo keliems savininkams, kurie tiesiog negalėjo išlaikyti tokios prabangos. 20-tai viduryje ištisi pilies sparnai buvo uždaryti, o net ir bandymas atgaivinti pilį 2000-ųjų pradžioje žlugo dėl didžiulių pastato konstrukcijų remonto išlaidų. Tai pilis su siela, vieta, kurios tyrinėjimo laukiau 7 metus ir nekantrauju pasidalinti šią istoriją su jumis visais. Labas rytas visiems ir sveiki atvykę į Bros of Decay. O šiandien aš tyrinėju Vienas ir mes esame Šiaurės Prancūzijoje. Už manęs, tai ką matote, yra neogotikinis 18 amžiaus pilis, kuri anksčiau priklausė Prancūzijos likerio magnatai. Jį vadino naujuoju miesto ponu. Kai jis atvyko čia 17 amžiuje, jis pastatė šią rezidenciją, kad parodytų savo stulbinančius turtus. Pažvelkime į šią vietą. Rytinėje migloje jie atrodo neįtikėtinai. Manau, dabar beveik 8 ryto. Ir būtent taip aš įsivaizduoju, kaip turėtų atrodyti viena iš šių pilių. Pasivaikščiokime šiek tiek aplink ją, tarsi būtume 1000 metais ant pamatų čia po pilimi. Čia anksčiau buvo abatija, bet ilgą laiką čia nieko nebuvo. Ir ūkio tvartai. Kol atvyko alkoholio magnatas ir pavertė tai šedevru, kurį matome šiandien. Aš tiesiog dievinu šios išsikišusius bokštus, kuriuos matome čia pastato priekyje. Jie yra tikras šedevras. Kai miestelio gyventojai pirmą kartą pamatė statomą šią pilį, jie jį vadino netikru ponu arba apsimetėliu ponu. Ir jie nenorėjo turėti su to nieko bendra. Jie manė, kad tai buvo per daug prabangu, per daug ištaiginga, per daug įžūlu. Ir aš juos suprantu, nes miestelis, kuriame šiandien esame, yra labai mažas. Sąžiningai žiūrint jį, tai vienas įdomiausių apleistų pilių ir architektūrinių stilių, kuriuos mačiau per ilgą laiką. Ypač šie įsikišę bokštai, kuriuos ką tik rodžiau, jie tiesiog nuostabūs, kaip jie išlenda. Beveik visas pastatas ir tai turbūt buvo šios vietos įėjimo salė. Ir tai mes toj pamatysime. Tikiuosi, kad galėsime atrasti daug istorijos šioje vietoje ir pažiūrėkime, ar pavyks mums patekti į vidų. Ji jau seniai nenaudojama. Nežinau tikslios apleidimo datos, tai mano draugas Lien tyrinėjo kartu su manimi. Čia priekyje taip pat yra nedidelis šiltnamis. Ar einame vidun? Taip. Eikime. Gerai, eisime į vidų ir apžiūrėsime šią nuosavybę. Ši vieta mano žemėlapyje buvo apie 4 ar 5 metus. Ir aš čia buvau ne kartą, tikrindamas, ar ji atidaryta, bet ji niekada nebuvo atidaryta. Ir tai yra pirmas kartas per visus tuos metus, kai žengiu į šią nuosavybę. Gerai, pažiūrėkime į kambarį, į kurį įėjome. Tai tarsi, tai yra valgomasis, kaip matote, čia jau stovi gražios odinės sofos. Bet tai, ko aš tikiuosi, žinoma, yra sužinoti daugiau apie tą alkoholio magnatą, kuris čia gyveno. Čia jau stovi gražios budistų statulos.
Tai atrodo kaip eskizas ant sienos. O šitie čia turėtų būti. Spintos pilnos knygų, jos turėtų būti tokios. Bet kaip matote, daug dokumentacijos iš šios nuosavybės jau buvo pašalinta dėja. Žvelkime tai vėl. Šuns statula. Ir tada viena iš mano mėgstamiausių bažnyčių pasaulyje – Notre Damas. Manau, daugeliu žmonių taip pat. Prancūzijos revoliucija. Man ši vieta atrodo ypatinga, nes čia daug medžio dirbinių, kas yra gana neįprasta. Galite matyti lubas su piešiniais, medžio dirbinius ir židinį. Viskas elegantiška, su medžio dirbiniais ir plytelėmis. Tai yra prancūziško architektūros stiliaus, kuris buvo šiek tiek išgalvotas. Manau, kai sakau išgalvotas, turiu omenyje nebūtinai išgalvotas, bet stiliai paimti iš daugybės skirtingų vietų. Nes daugelis žmonių šį pilį vadino netikra pilimi arba suklastota pilimi. Ir iš esmės, tą patį miestelio žmonės sakė ir apie kaimyną arba apie šios vietos savininką, kad jis buvo netikras ponas. Ir tai dažnai matote Prancūzijoje, jie vadina šias pilis pilimis, bet iš tikrųjų jos nėra pilys. Jos nėra įtvirtintos, jos neturi gynybinės pozicijos. Jos neturi sienų ar griovių, bet jos tiesiog sukurtos atrodyti kaip pilys. Ir jos tiesiog yra labai prabangios vilos arba dvarai tam tikrą prasme. Ir iš esmės šis pastatas būtent toks ir yra. Tačiau Prancūzijoje jie turi pavadinimą šato, kuris angliškai reiškia pilis. Todėl mes visada taip ir vadiname. Aš juos vadinsiu pilimis, iš esmės tai tiesiog turtingų žmonių namai. Tai pasakius, judėkime toliau. Čia iš tiesų kabo tikras paveikslas, galbūt vieno iš protėvių arba žmonių, kurie čia gyveno, ir dar keletas nuostabių paveikslų apačioje. Ho. Statula. Žinau, ką jį vaizduoja. Žinoma, už statulą ir dabar ant jos viršaus yra daug arklių. Gražus sietinas, krištulinis sietinas. Oho, man labai patinka šis religinis paveikslas čia. Tai nuostabus kūrinys. Ir pažiūrėkime į porcelianą šioje spintelėje. Tai tikras porcelianas. Bavarija, Vokietija, gražus, paauksuotas porcelianas. Šios vietos savininkas buvo gana turtingas, bet jis čia negyveno amžinai. Žinoma, XIX amžiuje alkoholio magnatas jau buvo miręs ir tai atvėrė kelią tolesniam naudojimui. O po to ši vieta jau nebeturėjo vieno aiškaus savininko. Nuosavybė buvo išskaidyta, o tarpais vieta stovėjo apleista. Antrojo pasaulinio karo metu ji taip pat buvo naudojama kaip lauko ligoninė. Kadangi esame toli šiaurėje Prancūzijoje, tai reiškia, kad esame visai netoli D-dienos įvykių ir visų čia vykusių mūšių. Gražios biustų skulptūros ir taip pat didelis paveikslas ten gale. Labai gražu. Man taip pat patinka ši kėdė. Ji tikrai ypatinga. Gerai. Nešvaistykime daugiau laiko šiame kambaryje, nes yra kur kas daugiau neįtikėtinų griuvėsių. Vienas iš įdomiausių dalykų, kuriuos supratome tyrinėdami, yra tai, kad ši pilis iš esmės yra milžiniškas architektūrinis melas. Nors žemė, ant kurios jis stovi, turi beveik 1000 metų istoriją. Pastatas, kurį matote šiandien, iš tikrųjų yra XIX amžiaus scenos dekoracija. Šį pastatą pastačiusiam alkoholio magnatui nereikėjo tik namų, jis norėjo sukurti palikimą. Jis pasamdė dramatišką architektą, kad šis nušluotų čia stovėjusią kuklę sodybą ir jos vietoje sukurtų fantaziją primenantį statinį. Viduje radome masyvią akmeninę židinio sieną, vaizduojančią Vilhelmą užkariautoją. Detalė pridėta vien tam, kad šeima atrodytų sena ir kilminga, nors jie su juo neturėjo jokio ryšio. Kiekvienas bokštelis, kiekviena gotikinė sija ir masyvus bokštas priekyje buvo pastatyti tam, kad sužavėtų svečius ir sukurtų galios iliuziją.
Yra ironiška dabar čia stovėti ir tai matyti. Žmogus, kuris bandė nusipirkti savo amžiną vietą istorijoje akmenimis ir skiediniu, paliko po savęs pastatą, kuris pamažu byra į žemę. Man taip pat patinka šio kambario lubos. Jos visiškai kitokio stiliaus. Ir kažkas, ko dar nemačiau Prancūzijoje – tapetai ant lubų. Jam nerūpėjo, ką kas galvoja apie tai, kaip jis suprojektavo šią pilį. Jis tiesiog darė taip, kaip pats norėjo. Oho, tas židinys. Jis milžiniškas ir toks prabangus. Visas išraižytas nuo viršaus iki apačios. Čia viduryje gražus gobelenas, vaizduojanti nuostabų sodą, moterį žvejojančią ir vyrą sėdintį per vidurį. Buvo neseniai uždegta. Ten netgi yra galinė plokštė su Spėjų pilies herbu. Gražus herbas. Ir vėl matome tą pačią plytelio apdailą. Oho. Nuostabus kūrinys. Čia stovinti skulptūra. O tai laikrodis. Velnias. Visa mechaninė dalis ten viduje vis dar nepažįsta. Manau, jos veidas juokingas, jai trūksta danties, o jis net uždėjo jai čia mažą vėrinį. Šis turi vardą, čia parašyta André Dupar. Galbūt tai vardas, kurį turėsime prisiminti, eidami toliau į šią vietą. O taip, žinoma, negalima pamiršti televizoriaus. Ir man labai patinka šios lėlės, porcelianinės lėlės, jos vertos didžiulių pinigų. Taip, matome, kad šiame pastate jau prasidėjo irimas. Per daugelį metų šiame name buvo atlikta keletas renovacijų, bet deja jų buvo nedaug. Todėl ir matome šiandieninį pastato nykimą. Stalas, aplink jį kėdės, gražios apmuštos kėdės. Tas stalas taip pat gana įspūdingas. Jis inkrustuotas mozaikomis, gražiais raižiniais, ant jo yra paveikslų. Oho! Tai tikrai įspūdinga. Su spintelė, didžiuliu paveikslu čia ant sienos, kuriame pavaizduotas už šios vietos esantis miškas. Ir čia parašyta kitas vardas. Aš Sabertas. Ich Sabert. Oho, jis tikrai turėjo skonį baldams ir mokėjo sukurti vietą, kuri atrodė beveik mitinė. Yra labai gražus kambarys ir tai mus nuveda į šio pastato koridorių, kuris taip pat yra gana įspūdingas, sakyčiau, gražiai suprojektuotas, ypač gale. Ten pamatysite laiptus, bet čia pradžioje ant sienos buvo keli brėžiniai ir paveikslai. Pagalvojau, galbūt čia buvo pavaizduota abatija, kuri čia stovėjo dar 1100-aisiais. Oho! Prieš 900 metų. Tai tikrai ne šita pilis, ši turi gynybinį griovį, ji labiau primena įtvirtintą pilį, tokią tikrą pilį, kaip mes sakytume. O čia matome kai kurių mūšių ir karų piešinius. Man tai labai patinka. Pažiūrėkite į vardą čia – Žanas Burmudas. Prieš eidami toliau šiuo koridoriumi, prieš vesdamas jus į viršų, noriu pasakyti, pirmiausia, parodykime jums paskutinę šios vietos dalį. Nes šiame pastato pirmame aukšte yra dar kelios patalpos, kurias turime jums parodyti. Aš to tikiu. Šioje pusėje prasideda šiltnamis, čia yra įėjimas į šiltnamį ir matote, kad jis jau yra įrengtas. Šioje vietoje ši valda pamažu griūva, bet taip, turiu tiesiog atsitraukti kelias žingsnius atgal
ir leisti jums pasigrožėti tuo grožiu, kurį matome čia, šios vietos lubose. Čia taip pat gana tamsu. Tikiuosi, kad tai matysis per kamerą. Neįtikėtinas detalių ir raižinių lygis bei šie meno kūriniai yra tiesiog nesuvokiami. Viena iš dalykų, kuriuos tiesiog dievinu, yra ši čia sukurta biusto skulptūra. Taip, ji pagaminta. Ji tiesiog pagaminta iš medžio. Tai beprotiška. O šonuose kabo šios undinės. Visiškai neįtikėtina. Taigi, Henri Jacquelin buvo šios vietos architektė. Ir aš ką tik dar kartą patikrinau istorinius faktus. Iš tikrųjų, tai iš karto nebuvo pilis. Taigi, anksčiau tai buvo dvaras. O visi bokštai ir išsikišimai buvo pridėti tarp 1895 ir 1900 metų. Šios lubos man labai primena itališką meistriškumą, bet taip pat ir portugališką meistriškumą. Ir jei norite pamatyti tuos vaizdo įrašus apie Italijos ir Portugalijos vietas, būtinai spauskite nuorodą čia viršuje. Turime abiejų jų grojaraščius. Mes keliavome po visą pasaulį, kad aplankytume šias vietas ir parodytume jums nuostabią architektūrą bei istoriją. Pažvelkime atidžiau ir židinį čia. Galite matyti mėlynų plytelių ant šio židinio, o jų stilius atrodo šiek tiek viduramžiškas. Nupieštas figūros atrodo labai smulkios ir viduramžiškos. Židinio viduje taip pat yra nugarėlė su karūna ant jos. O karūna paprastai skiriama tik tiems, kurie turi kilmingą statusą arba yra susiję su Prancūzijos karališkaisiais rūmais. Ir nemanau, kad šis alkoholio karalius ar žmonės, kurie atėjo po jo, buvo kaip nors susiję su Prancūzijos karūna. Gražus durų staktos čia. Tai neįtikėtinas drožybos darbas. Leiskime jam net ten nueiti. Oho, čia už nugaros visas naujas pasaulis. Su artefaktais ir viskuo. Čia netgi liko tapetų ritinys. Tai tie tapetai, kuriuos matome čia, ir jie gana prilipę, gana tvirti. Gražūs tapetai, netgi turime lėkštę čia virš durų. Ir pažiūrėkite į raižinius ant šių laiptų čia taip pat. Nežinau, kas nutiko šiai vietai. Pažiūrėkite, viskas atrodo tiesiog sukrauta, paruošta renovacijai. Turiu omenyje, štai čia net yra laiptai pastatyta kopėčios ir visur stovi įranga. Turiu omenyje, jie visiškai nauji, dėžėse ir niekada nebuvo naudoti. Taigi jie tikrai labai stengiasi renovuoti šią vietą ir kaip matote, buvo daug bandymų, bet niekam iš tikrųjų nepavyko to padaryti. Čia yra šios vietos virtuvė. Ten taip pat yra keletas paveikslų. Noriu pasakyti, visos patalpos vis dar gražios. Jei esi kokiame nors kambaryje, pažvelk pro visą šį šlamštą ir šiukšles. Čia yra nuostabi virtuvėlė. Čia apačioje labai paprasti buitiniai prietaisai, o viršuje gražus gartraukis. Tai beveik neįmanoma įžiūrėti, kas pavaizduota tame paveiksle ten. Lėkštės čia viršuje vis dar tvarkingai sudėtos. Kokie kambariai yra čia gale? Nieko ypatingo. Ir taip pat daug įrimo šiame kambaryje. Turiu jausmą, kad iš išorės ši nuosavybė atrodo daug didesnė nei tai, ką matome čia viduje. Kambariai yra prabangus ir gražiai įrengti, tačiau bendras plotas galiausiai atrodo daug mažesnis. Ši virtuvė neprimena pilies virtuvės, labiau primena dvarą virtuvę. Ir tikriausiai taip yra todėl, kad ji buvo perdaryta anksčiau. Esu pasiruošęs eiti aukštyn ir pažiūrėti, galbūt yra rūsys. Pirmiausia, patikrinkime tai, o tada kilsime aukštyn ir pažiūrėsime šios vietos miegamuosius.
Ką tik pastebėjau ant sienos, kad čia išraižytos inicialai ir parašyta kažkas panašaus į LCE. Taip, atrodo kaip dyselė kažkas panašaus. Vis dėlto galvojau, ar po šiuo pastatu yra kokie nors rūsiai, bet atrodo, kad šios durys taip, jos veda į labai bjaurius tualetus. Gražūs kabliukai paltams pagaminti iš ketaus šiame pastate. Nuostabus laiptai. Pažiūrėkite grožį. Ragai ten viršuje. Sietinas pakabintas čia apačioje. Vingiuotos kaltinės geležies detalės vedantys aukštyn. Taip pat šių laiptų mastelis yra gana įspūdingas. Vitražiniai langai. Taip, čia yra šiek tiek vielos tinklo nuo buvusios signalizacijos. Pabandykime to išvengti. Eikime šią pusę aukštyn. Velnias, tai atrodo nuostabiai. Sieninės žvakidės čia. Anksčiau jos buvo apšviestos žvakėmis, jų neelektrifikavo, tikriausiai renovacijos metais 1895-aisiais. Taip pat ten yra vitražinis langas. Pastatas nyksta ir griūva. Visur čia yra didelis pelėsio plotas, visos lubos byra. Pažiūrėkime, ką galime rasti. Oho, dar nemačiau, kas tai yra, bet tai iš tikrųjų yra tas bokšto išsikišimas, kurį matėme anksčiau. Šyšiuris tas, kuris tikrai išlenda iš pastato. Ir čia galite pamatyti jį iš vidaus. Jau galvojau, kaip tai atrodys pastato viduje. Ir štai prieiname kambarį koridoriaus gale. Tai, kaip teigiama, yra vienas iš šios vietos valgomojo kambarių. Ir atrodo, kad tai yra formalesnis šio pastato valgomasis. Tikrai gražus kambarys. Apeikime aplinkui ir pažiūrėkime, su kuo čia turime reikalų. Ant viršaus stovi senoviniai daiktai. Man taip apmaudu dėl to. Kol kas dar neradome jokių vardų ar dokumentų, kurie nurodytų ką nors apie buvusius savininkus. Atrodo, kad viskas buvo išnešta ir pašalinta iš šios vietos. Ir čia viskas, tik stalo įrankiai. Taip, atrodo, viskas buvo pašalinta. Čia taip pat labai įdomus objektas. Taigi į vidų įdedi karštų žarijų arba kažką degančio ir tada galėjai padėti tai prie lovos galo arba po paklodę ir galėjai pašildyti lovą prieš kam nors atsigulant į lovą. Vėlgi nuostabus paveikslas. Žvejys besikeliantis taurę su keliomis damomis prie prieplaukos. Ir tai taip pat labai didelis stalas. Nežinau, kiek žmonių čia gyveno, bet atrodo, kad čia anksčiau vykdavo dideli susibūrimai. Lubos tiesiog sprogsta. Atsiranda įtrūkimų. Gražus marmuras, balto marmuro židinys. Čia už nugaros. Sieniniai šviestuvai. Man taip pat patinka tas dumplės, jos turi šiek tiek ketaus detalių. Gana gražias. Ar čia kažkas yra už šitos vietos? O, turiu omeny, tai tiesiog sandėliavimo vieta, ją labai sunku pasiekti, tad šį kartą to nedarykime. Eikime toliau šiuo koridoriumi ir parodysiu jums tuos kitus miegamuosius. O, čia tikrai jaučiasi kaip karališkas miegamasis. O, man labai patinka šios tipiškos apmuštos lovos, kurias matome čia. Nuostabus apmušalai aplinkui. Čia galvūgalis. Vis dar gaminamas. Man buvo taip apmaudu, kad negalime rasti jokios informacijos apie buvusius šios vietos gyventojus. BC. Tai parašyta. Ten tikriausiai vėlgi žmonių inicialai.
O šie raižiniai ir medžio darbai, kuriuos matome čia, taip pat atrodo kaip kažkas, kas buvo pridėta XIX amžiaus pabaigoje. Tai nėra nieko antikinio. Kokias knygas mes čia turime? Tai ką pastebėjau, kad filmuoju šią vietą be šviesos. Kokias knygas mes čia turime? Knygų pasirinkimas visi vyja. Oho. Visokie maži niekučiai. Dabar čia turime didelį medalioną. Jis atrodo kaip Nobelio premijos medalionas. Visa spinta pilna knygų, lėkščių ir visko. Oho. Ir sienos. Čia turime keletą gėlių, kairėje keletą gėlių vazonų. Žinoma, jos yra labai dirbtinės, tikrai netikros. Oho, tai didelis kriauklė, iš kurios padaryta lempa, namų naktinė lempa. Oho. Vėl marmurinis židinys, viršuje gėlių vazonas, nuostabūs raižiniai. Taip, tai gražu, o čia ant sienos didžiulis veidrodis. Rytą galite pasižiūrėti į save, prieš išeidami iš namų, pasižiūrėkite į tą nuostabę Bros of Decay atributiką. Mano plaukai vis dar atrodo gana gražiai, nors sakyčiau, kad ryte pamiršau užsidėti gelio ant plaukų. O čia stalas ar batinukas, tiesiog atsipalaiduokite ir išgerkite arbatos. Nuostabus kambarys. Įdomu, kas čia miegojo. Ką mes čia turime šone? O, aha, čia Leonas. Manau, čia anksčiau buvo šios vietos buduaro kambarys, gerai? Ir gražūs sieniniai šviestuvai, gerai. Tada iš šio kambario galime vėl išeiti ir pasukti į dešinę. Čia vėl, oho, pažiūrėkite, čia yra bokšto kambarys. O tualetas yra čia apačioje, tame bokšte, kurį matėme iš išorės. Labai įdomu. Įtvirtintos pilies nuotrauka, tai tikra pilis visi, apie tai mes ir kalbame. Štai dar vienas gražus kambarys, čia šiek tiek mažesnis. Vėl padaryta blogai. Ant sienos buvo šilumos plytelėmis dekoruotas paveikslas, gražus židinys, marmurinis židinys. Šioje vietoje yra tiek daug paveikslų, tai beprotiška. Manau, šis namas jau yra apleistas maždaug 30-40 metų, sprendžiant iš būklės ir to fakto, kad čia jau nebeliko jokių žmonių paliktų daiktų. Čia pačioje dar daugiau paveikslų. Mažas tualetas su bidė ir kriauklė. Taip. Tai nuostabu. Gerai, pažiūrėkime į tą paskutinį kambarį. Čia, šiame apatinėme aukšte. Čia turime dar vieną gražų paveikslą. Atrodo šiek tiek modernesnis, su linijų ruožais. O taip, jie įdėjo oro tarpą tarp sienos ir tapetų. O čia yra vaikų kambarys, labai gražu. Lupasi tapetai, tikrai keli vaikai gyveno šioje vietoje. Maldos kėdė čia apačioje. Tai iš tikrųjų gana graži maldos kėdė, gražus apmušalas ant jos. Dvi ponios kėdėje. Man labai patinka čia įrengta aplinka. Tai mielas mažas kambarys. Pažiūrėkime, kas slepiasi už šių durų. Už šios vietos yra veidrodis.
Taip, nuostabu. O už šitų durų? Aha, taip. Kita maža praustuvė su kriaukle ir bidė. Ir spinta pilna antklodžių ir pagalvių. Man labai patinka šios durų angos, ypač tas stilius, kuris dera su sienomis. Durų anga tiesiog susilieja su kambariu ir dabar visi. Atėjo laikas eiti į paskutinę šios pilies dalį, į šios vietos palėpę. O ne, aš praleidau kambarį čia, kairėje pusėje. Šito dar nemačiau, tai šitas čia. Kaip tik sakiau, čia buvo tas, vos čia nenukritau. Čia buvo buduaras, bet čia dar vienas miegamasis, kurį visiškai praleidau. Pažiūrėk, tai iš esmės atrodo kaip viešbučio kambarys. Jis toks sterilus, čia nėra jokio savitumo ir jokių asmeninių daiktų, tokių kaip batai ar drabužiai. Ir tai mane grąžina prie istorijos iš tikrųjų. Nes internete skaičiau, kad ši nuosavybė buvo naudojama kaip viešbutis ir nakvynė su pusryčiais gana ilgą laiką, po 1980-ųjų. Ne, netgi anksčiau nei tuo metu. Ir tai paaiškina, kodėl šis kambarys iš esmės atrodo kaip viešbučio kambarys. Net plastikinė plėvelė ant naktinio staliuko labai primena viešbučio kambarį. Turiu omenyje, aš įsivaizduoju šią vietą kaip gražų viešbutį šiame regione, kuris galėtų būti šios vietos ateitis. Taip pat matau čia gulinčios keletą iečių. Jos visai gražios. Ir šiame taip pat yra židinys su viršuje esančių veidrodžių. Ir daug istorinių daiktų. Šiame kambaryje, nors ir šiek tiek lipdinių, gerai, galime grįžti čia į koridorių. Nes tai yra laiptinė, kurią matėme anksčiau, išeinantį iš to visiškai medinio kambario su visais drožiniais. Ir ji veda dar aukščiau, į šio namo aukštesnius aukštus. Ei, ką mes čia turime? Tai yra pirmasis laikraštis, kurį matau, ir čia parašyta 2000 metų spalio 30 diena. Gerai, tai buvo prieš 25 metus, bet tikriausiai šis namas apleistas jau šiek tiek ilgiau. Tai galėjo būti tarnų kambariai šiame name. Taip, čia viršuje labai siauros erdvės. Pirmiausia, šiek tiek paeikime čia į kairę, pažiūrėkime šiuos kambarius. Čia yra čiužinių krūva. Taip, tai tikrai yra kambariai darbininkams. Čia ant grindų pilna stiklo, skirta darbininkams ir šios vietos personalai. Labai ilgas koridorius vedantis per visą palėpę. O atrodo, kad elektra čia vis dar veikia. Ja. O taip, iš esmės galite pažvelgti žemyn, čia į apačią. Iš čia matote šiuos laiptus. Ką? Taip, šiame name tikrai reikalingas rimtas remontas. Ir dauguma šių kambarių viršuje yra visiškai tušti. Čia yra šiek tiek prabangesni, bet jie labiau primena persirengimo kambarius. Ir galbūt čia kažkas yra už šios vietos. Ne, čia nieko nėra. Gerai, tai. Tai labai įdomi vieta, kurią norėjau ištirti labai ilgai, maždaug 4, net 5 metus. Ir pagaliau tai padariau. Aš pamačiau ir apžiūrėjau pilies vidų. Ir jūs visi taip pat. Taigi, jei jums tai patiko, paspauskite patinka, prenumeruokite kanalą ir parašykite gražų komentarą. Šiek tiek gaila, kad neradome jokios informacijos apie savininką, pavyzdžiui, pačioje valdoje. Bet manau, kad mūsų tyrinėjimas buvo įdomus. Ir to viskas pasakyta. Pasimatysime kitą savaitę, kitoje laidoje.